Šį vakarą norėčiau kalbėti apie tai, kuo remiantis mes sakome ir tikime, jog tai yra tiesa. Kokie yra krikščionybės įrodymai? Sename rusų komunistinėme žodyne apie Jėzų rašoma taip. Tai mistinė figūra, kuri niekada neegzistavo. Nemanau, kad nors vienas rimtas istorikas šiandien paremtų tokią poziciją. Yra daug įrodymų, kad Jėzus egzistavo. Visų pirma, įrodymų yra ne tik Naujame testamente. Apie Jėzų kalba romėnų istorikas Tacitas. Kitas romėnų istorikas Svetonijus užsimena apie jį. Žydų istorikas Juozapas savo knygos Žydų senovės skyriuje, kuriame rašo apie fariziejus, sadukėjus, apie Aną, Kajafą, Poncijų Pilotą rašo, kad tuo metu buvo Jėzus, išmintingas žmogus, jei teisinga jį būtų vadinti žmogumi, nes jis darė nuostabius darbus, mokė tuos, kurie su malonumu priima tiesą. Jis prie savęs patraukė daugybę žydų ir daugybę pagonių. Toliau jis pasakoja apie jo nukryžiavimą ir tariamą prisikėlimą. Taigi, čia pateikti įrodymai, aprašyti ne Naujajame testamente. Žinome, daug svarbesni įrodymai yra pačiame Naujajame testamente. Kai kurie žmonės sako, Naujasis testamentas buvo parašytas labai seniai. Kaip mes galime žinoti, kad tai, kas buvo parašyta, nepakito metams bėgant? Remiantis mokslu, vadinamu teksto analizė, atsakymą galime sužinoti tikrai labai tiksliai. Galime sužinoti, ką iš tikrųjų parašė Naujojo testamento autoriai. Profesorius Briusas, biblinės teksto analizės ir egzegesijos profesorius Mančesterio universitete, parašė knygą Naujojo testamento dokumentai. Ar jie patikimi? Autorius knygoje parodo, kad Naujojo testamento rankraščiuose, lyginant su kitais istorinių veikalų tekstais, yra gausu teksto autentiškumo įrodymų. Iš esmės, kuo trumpesnis laiko tarpas skiria originalo datą ir ankstyviausios rankraštinės kopijos datą ir kuo didesnis yra tų rankraščių skaičius, tuo mažiau yra abejonių tuo, ką parašė originalo autoriai. Savo užrašuose matote lentelę. Herodotas ir Tukididas rašė maždaug 5 amžiuje prieš Kristų. Ankstyviausia kopija, kurią turime, yra datuojama 900 metais po Kristaus. Originalą ir kopiją skiria 1300 metų laiko tarpas. Kiekvieno kūrinio turime po 8 kopijas ir vis dėlto nei vienas klasikinės filologijos specialistas neabejoja jų autentiškumu. Tacitas 1000 metų tarpas 20 kopijų. Cezario galų karas 950 metų tarpas, nuo 9 iki 10 turimų kopijų. Livijaus romėnų istorija 900 metų tarpas, 20 kopijų. Naujasis testamentas parašytas tarp 40 ir 100 metų po Kristaus. Ankstyviausia turima kopija datuojama 130 metų po Kristaus. Ir turime pilnus viso Naujojo testamento rankraščius, kurie yra datuojami 350 metų po Kristaus. Taigi, daugiausia tai yra 300 metų tarpas. Rankraščių turime ne 8 ar 20. Mes turime 5000 rankraščių graikų kalba, 10 000 lotynų ir 9300 kitomis kalbomis. Hort tai apibendrina rašydamas. Įrodymų įvairovės bei pagrįstumo dėka Naujojo testamento tekstas neturi saulygių tarp kitų senovės prozos raštų. Šiai išvadai neprieštarautų ne vienas mokslininkas. Briusas apibendrina tuos įrodymus, cituodamas serą Frederiką Kejoną, vieną žymiausių šios srities mokslininkų. Intervalas tarp originalo parašymo datos ir ankstyviausios išlikusios kopijos yra toks mažas, kad į jį galima ir neatsižvelgti, taigi nebėra prasmės abejoti, kad šventasis raštas mus pasiekė iš esmės nepakitęs. Galima drąsiai teikti, kad Naujojo testamento tekstai yra autentiški ir sudaro vientisą visumą. Taigi įrodymų, kad Jėzus egzistavo, yra tiek Naujajame testamente, tiek ir kituose šaltiniuose.